Sveikučiai, tai šiandien prasideda mano nauja kelionė. Aš šiandien išvykstu į Ispaniją, o jūs labai kviečiu ir prašau jūsų paspauskit subscribe, nes daugiau nei 80% jūsų žiūrit mano video, bet neprenumeruojat mano kanalą. Tai paspauskit, nepagailėkit, padėsit mano kanalui augti. O aš jūs kviečiu dabar smagiai praleisti laiką žiūrint mano video. Atvyksta transportas tavęs, tave nuvežti į oro uostą. Mane privačiai atvaro pas. Rankinio klubas veža. VIP klasė. VIP. Čia mums toks iškilo klausimas. Ar ir jūs visada, kad važiuoti į oro uostą, eina tiesiog pasikvepintais kvepalais? Grynai. Tai nepasivepinti ir išeini. Tiesiog praeičiau ir nepasikvepinčiau. Pasiekėm Ispaniją. Dabar einam ieškoti transporto ir keliausim į viešbutį. We would like a bigger taxi. How many people? 13. 7 and 6? Yeah. Fine. Very organized. Very quickly everything. Labai organizuoti čia tokie. Pagirti reikia. Ne, bet iš tikrųjų, sakė mano brolius, sako atvaryti mažiausiai 20-30 taksų stovi ir visi važiuoja, mes prie visą sako barusą pravažiavom. Tai ką, atvykom, vakarinis viešbučio vaizdas atrodo štai taip. Tenais tolumoje matosi Barcelonos vaizdai, na, bet manau parodysim dieną jums. Šiandien einam įsikuriam, pailsim, įsimiegam ir rytoj keliausim į nuotykius, o jūs vis dar paraginsiu paspaust like ir subscribe. Sveiki, na ką, labas rytas, mūsų rytas jau Ispanijoje prasidėjo, jau pavalgėm pusryčius ir šiandien ruošiamės į miestą, šiandien praleisim dieną pačioje Barcelonoje. Atvykom į metro, mėginu įsigyti bilietą. Reikia važiuoti į Plaza Espaniją. Plaza Espaniją. Metros la casual, single person, one person, 10 journeys. Okay. And do we wear... Si queréis compartir la multi-person, compartir, pero son 8. 8 people, yeah? 8 journeys. And these tickets work just for train or buses? Vamos a hacer transbordo interno. Any transport, yeah? Taigi čia netaupom pinigų. Gerai, čia noriai. Patekau. Viskas, galim važiuoti. O, kaip gerai. Kaip gerai, kaip vėsu. Vėsu, ne? Ką pravažiavom, dabar 10 stotelės ir lipsim dabar dar į kitą metro ir vėl važiuosim 10 stotelių. Dabar reikia pereiti į kitą įlipimą ir varom toliau.
Priliečiam ir išeinam. Viskas labai paprasta. Visus suleidžia. Viskas baigėsi bilietas. Ką iš čia dar? Atrodo, viešbučio kortelė, viešbučio durų kortelė. Tai paskui išmagnetins tau. Alio! Nu ką, dienos bairis į metro su viešbučių durų kortelę praeis. Nepavyko. Nepavyko. Monserratis čia. No, Monserratis. Ką, einu kitą. Dabar esmė metro vaikštą, kur davirėja saldai. O neperkai saldainukų? Man įdomu, su kuo jie saldainiai? Gal su kokio... Ne, prastai užrekam, nemoka reklamuoti visai. Aš nesupratau, ką išneka, žinai, gal čia tame bėda. Ja, jei būtų su, gal būtų ir paėmė. Tik paim mano... Bet šiaip prikalas tame, kad vaikšto traukiniai ir pardavinėja saldainį. Aš kur... Tu važiuoji ir gali nusipirkti saldainį. O gal jisai gėrėsi, kad turi saldainį? Aš turiu saldainį? Žiūrėk, kiek saldainių turiu. Ką, judam link pirmo numatyto objekto. Pumpavom laiptais. Labai daug laiptų. Šalia taip elektrinis laiptai, bet neveikia. Tai, nu, užlipom. Bet nebuvo labai paprasta. Išvargina tokį kopimai. Atvykom į parką. Guela. O kiek žmonių ten susigrūdė. Aiste, kaip vadinasi parkas? Guela. Guelio? Guelio parkas. Vykom prie labai ilgo suoliuko. Visi vienas vientisas suoliukas. Nu, nemažas suoliukas. Tikrai nemažas. Kolonėlės. Kur tau kolonkijas? Kolonos, bet ir lubos. Ai, dabar ir supratau. Kai kolonėlių daug. Tai ką, aplankėm Guelio parką, tai nu pasidalinkit. Nu įdomu šitas tas tiesiog Gaudí architektas, ar ne? Stiliukas tikrai įdomus. Aišku, labai karšta, bet labai įspūdinga. Tie pastatai kitokie, dar niekur nematyti. Tai manau, kad man tikrai padarė įspūdį. Tos kolonos ir tas ilgas suoliukas. Ilgasis suoliukas ir tie va tiesiog iš plytelių sudėlioti tokie vitražai, įvairūs raštai. Manau, kad stilius tikrai labai įdomus ir netiesios linijos. Visokie vingiai, kampeliai. Žodžiu, verta aplankyti objektus. Verta tikrai, visada verta pamatyti tą vietą, kurioje dar nesi buvęs. Nu ir 3-4. Ant tėvo dalgio ašmenų užrašydėdavo menų. Nei namų, nei draugų, tik pragertas snukis. Mes geriam vakar. Jau tamsu. Dovydo koncertas. Prie namų, jokių žmonių. Štai viena mašina, štai kita. Rieda gatve. Nu ką, ėjom ir atvykom iki kito objekto, tai tikriausiai pačio didžiausio Barcelonoje, tai Sagrada Familia bažnyčia. Wow, dydis ir pati architektūra tikrai įspūdinga.
tik aplankėm pagrindinį ir patį didžiausią Barselonos objektą Sagrada Familija. Tikrai įspūdingo dydžio, įspūdingos architektūros. Vis dar statomas, planuoja Barselonos tiesiog savivaldybė, ne miesto, kad jisai bus baigtas iki 26 metų. Nes jau tikrai tęsiasi ilgai tos statybos, vis dar vyksta, nes darbo aukštai ne visi yra pabaigti, bet iš tikrųjų išskirtinis objektas pasaulyje, kitos tokios bažnyčios nėra. Ir tikriausiai pati didžiausia bažnyčia pasaulyje. Labai išskirtinis. Tikrai verta aplankyti. Fino alle 4, quindi pasibučiuoja jaunieji ir įsipildo noras, ką sugalvoja. Ai, po to tilto jaunieji bučiuojasi. Tai paskui galėsim, nes vis tiek reikės čia grįžti. Labai gerai. Bet čia visi objektai visi čia vietoje. Leido labai gerai. Na, Barselonos senamiestis tikrai gražus. Ir objektų tikrai gausu. Kiek čia, wow, ir senoviniai išlikę vien durys, su medis durys, su apkalimai visokie. Viduj tenais, wow. Labai senas reikalas. Tai ką, atvykom į centrinį Barselonos turgų. Ir čia yra ir mėsos, ir daržovių, ir vaisių. Didžiulis Barselonos centrinis turgus. Tai eisime pavalgyti šį turgų, taip? Taip, tai čia yra iš karto restoranėliai, kur prie tavęs gyvą maistą gamina. Tiesiog iš karto tu pasirenki, pavyzdžiui, žalią žuvį, prie tavęs ją kepa. Tai sigito, aišku, stiklai yra jūros gerybės, tai mes ten ir keliaujame. Einam ieškotos žuvytės. Ko tik čia nėra, ane? Domantai. Rastum ką valgyti, ane? Wow. Toks gyvybingas. Visko, turgų yra ir žuvies, ir čickenų, ir gatavų, ir vaisių, ir žuvies vietą gali paruošti, ir kiaušinių, ir wow, kietas turgus, tikrai. Einam pasiemam vaisių ir atsigaivinti reikia šiek tiek, iš tikrųjų labai karšta. Vienintelis minusas turgui būčia melia kaip karšta, o visą kitą tai wow. Ar skanus? Čia tavo kokio skonio? Mano yra mango ir pasifloras. Čia dragon fruit. Dragon fruit. Čin. Labai skanu. Ir atsigaivinti galima.
ir vaisius. Bet aš į tą turgų dar noriu sugrįžti. Sugrįžim, nes dar ten reikia visko paragauti, labai skirių dalykų yra. Rekomenduojam. Jėga. Ką, dabar einam kažkur pavalgyti? Dabar einam pačia judriausia. Vagysčių daugiausia. Nu, pati pagrindinė pėsčiųjų alėja. Taip. Vau, kokios parduotuvėlės. Viskas žalia. Ateivik. Kokį kliperį. Bonginiai. What? Okay. Auksiniai kumeliukai ir žalieji fontaniukai. Gražus arkliukai. Radžio arkliai. Radžio arkliai. Tai ką, atvykom, užlipom į belę kaip aukštą kalną, bet atsivėjo į tokią panoramą. Ėjom 3 kilometrus, aš visą šlakas. Nežinau, kodėl mes čia vaikščiom. Ir pasirodo, kad čia galėjom atvažiuoti su taksu. Bet kadangi mes... Toks saldesnis alus. Jo. 5 alaus. Ateik, bakuriukas ateik. Einam, pažiūrėsim sporto, plaukia dabar plaukikas baseine, nu tas ančiukas. Dar vieną, Nu, paėm. Galim praeit. Mergaitė praleisi? šitą ant kelionės lygiai. Einam į čia. Saulė, mėnulis, viskas jame Bet yra. aš neabejoju, kad rasim čia kažkaip. O čia tokių vaizdų galėjai prisižerti ant sienų. Emili, kuri šiandien būsena tavo? Kuri tavo šiandienos būsena bus? Už tų paveikslų. Ne, aš nesu pas kažkur. Kuri būsena šiandien bus iš tų šiandien pagėrimų? Aš pas kažkuria nesu vakariu. Tavo skaitinė? Aš tai nežinau. Visas šių įveiksiu. Kaip sakė Emilė? Gal čia gražiausias vaizdas, kurį alaus turės gėrimo? Alaus gėrimo gražiausias vaizdas. Ne alkoholinio, aišku. Ne alkoholinio. Nealkoholinis pieštukas. aloevera.lt Lūpų pieštukas be sintetinio vazelino. Tai ten, va. Su alavijais. Gydo, drėkina, maitina lūpas. Činčiu. Ta prasme, lipom, atėjom į barą. Prieš mus yra, tipo, viena šeima. Ir jie visi sakė, vieną alaus ir 10 minučių jie nupilo. Pylė, stiklinė. Stiklinė 200 milų. Duokit man rankeną. Matai, alus iki... A, didelis jų. Tai gerai. 5. Matai, alaus ir burgeris jų. Gerai, išgeriam alaus ir varom. Linkėjimai draugeliam Pravėnuose. Kai grįšit, suksim varkės toliau. 9 valandos vakaro Barcelonos laiku mes judam nuo kalno į kalną, į bariuką, nuo bariuko prie bariuko,
Žodžiu, labai ačiū, kad žiūrot mano video, paspauskit like, padėkit šitam kanalui, prenumeruokit. Alytus ir Zaibys, Alytus ir Ispanijos Zaibys. Žodžiu, o mes su jumis susimatom. Jeigu nori toliau veiksmo, 10 štukų subų, mes čia padarysim tokį kontentą, kurio jūs Lietuvoj dar nematėme. Dar nematėme. Tai ką, šiek tiek pažvengėm, paprikolinom, draugeliai jau apšilę nuo alaus, mes judam nuo bariuko prie bariuko. Dabar užlipę ant kalno, turim vaizdą į jūrą, turim vaizdą į Barceloną. Labai noriu paprašyti jūsų, paspauskit like, subscribe ir susimatysim jau sekančioje dienoje iš Ispanijos. Tad mūsų nuotykiai dar tik prasideda, susimatom sekančią dieną. Čiau!